Aš kartais vartoju tokią frazę, statyba yra kūryba. Tai ir statybos sektorius lyginai yra technologiškai dar nedaug pažengęs ir labai yra daug vietų, kur tobulėti. Dėl to, jeigu kalbant apie tai, ar inžinieriaus specialybė bus paklausi reikalinga, tai tikrai 100% taip ir manyčiau, kad ateityje bus dar labiau paklausi ir būtent šiai specialybei dirbtinio intelekto ten grėsmė mažiausiai grėsia. Nes statyba visi įsivaizduoja, kaip sakau, fizinį veiksmą, bet jeigu norim, kad statyba vyktų, sakykime, teisingai, jeigu mes gerai susiplanuojame, o planavimas, tas, kas yra labai dažnai pamiršta visi tą planavimo, projektavimo stadiją, jeigu mes gerai atliekame šitą stadiją, tada galime pasiruošti nemažai statybos keliasi šiuo metu į gamyklas. Ir tai padeda, sakykime, tiek užtikrinti kokybę, nes tai vykdoma po stogo, nes Lietuvoje vis dėlto žiemos turime ir žiemos metu negalime vykdyti darbų. Tai, sakykime, sąlyginai turbūt tikslas ateityje ir bus, kad kuo mažiau statybos vyktų pačioje statyboje ir kuo mažiau valandų būtų skiriama pačioje statyboje, kur gal ir gerai, kad statybos sektorius transformuojasi, kad nebūtų tų fiziškai labai sunkių darbų. Tai kas padarys? Tai bus prefabai, bus kažkokie dideli gaminiai, kurie galės, dideli elementai, kuriuos tu sumontavęs pilnai. Ir dabar puikiai galima įvykdyti statybą ir labai greitai, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, mūsų mes vienam objekte, Rūdininkų objektai, 200 apartamentų namą galima nuo pamatų iki raktų įgyvendinti per 12 mėnesių. Tai yra oficialūs duomenys, kad 2030 metais Europos Sąjungoje truks daugiau kaip 2 milijonų inžinierių. Mes turime savo įmonėje pavyzdžių ne vieną ir kai žmogus gali padaryti pabaigęs universitetą su teisingom vertybėm, su teisingu požiūriu į darbą, gali padaryti karjerą nuo asistento iki statinio statybos vadovo, projektų vadovo, didžiausių projektų per 6-7 metus. Tai karjera nuo iki. Po 3-4 metų jis gali vadovauti eiti kažkam departamentui, po metų dviejų, po 10 metų gali vadovauti įmonė. Mano pačio pavyzdys, aš po 11 metų nuo paprasto meistro tapau direktorių.